Sveikutės, gal padėsit su patarimais, kaip išgauti perlo efektą. Ar reikia to palaikyti 30 sekundžių, kaip įtrinti miltelius, koks topas turi būti milki ir taip toliau. Tai šitas turbūt dažniausias klausimas, kurį gaunam kiekvieną dieną, kad yra Akropolio Nagavitos parduotuvėje. Tai sudėliosiu tokius svarbiausius punktus, kas liečia visas mirror ir perlo dulkeles. Tai šias dulkeles svarbiausia mes įtrinam į topą be lipnumo. Ne visi topai be lipnumo tinka jom įtrinti, tai pavyzdžiui, aš labiausiai rekomenduoju Sote Nails topą No Vibe. Jį stingdiname lempoje 30 sekundžių, sustingdinus su kažkokiu aplikatorium ar net tiesiog paprasčiausiai pirštu, į topą įtrinam mirror dulkeles plonų sluoksnių. Ant viršaus būtinai turim dėti kažką papildomai, vien topo neužtenka. Tai ant mirror dulkelių mes būtinai turime dėti arba skaidrę kažkokią tirštesnę bazę, arba struktūrinį gelį, arba priauginimo gelį, tiesiog papildomą skaidrų sluoksniuką, kad mes apsaugotume tas mirror dulkeles nuo lupimosi. Šitas be to yra irgi labai dažnas klausimas, kad ateina merginos ir sako, po ten 5 dienų man nusilupo tas visas perlo mirror efektas. Tai dėl to, kad jisai sukuria tokią kaip plevelę ir nuo tos plevelės viskas atšoka. Mums reikia uždėti papildomą apsauginį sluoksniuką. Jeigu jau neturit visiškai jokios kažkokios skaidrios priemonės, tai bent jau rekomenduoju ant mirror dulkelių dėti 2 plonus topo sluoksnius.